rėkimas visada atrodo iš pažiūros labai efektyvus metodas, nes tuo metu, kai ant mūsų rėkia, žinome, yra suaugusių. Nu, galim įsivaizduoti kokioj nors įmonėje, kur viršininko nėra, visi atsipalaidavę, ten daro kas ką nori, staiga atėjo viršininkas ir ką čia vyksta, visi prie darbo. Žinome, kad kokią tai mums sukelia reakciją. Mes taip pat dar net viršininkui neįžengus apsimetame ten, kad labai dirbame viską ir kai viršininkas išeina, atsipalaiduojame ir vėl darome savo. Tai ypač vaikus, aš nežinau, nesu apmastęs, kaip suaugusius reikėtų, ar tuo pačiu būdu disciplinuoti ar ne. Tačiau vaikus, jeigu mes norime juos disciplinuoti, mes visą laiką turime groti ant pačio jų jautriausio taško, o jiems pats didžiausias tikslas gyvenime yra tuo metu, kol jie yra jauni, pažaisti. Ir jie padarys viską, ką tik nori, kad jie galėtų prieiti prie žaidimų. Tai jeigu mes sakome taip, kad tu, kol nepadarysi tos ir anos užduoties, žaisti negalėsi. Tu gali, mes tau nieko nesakome, tu gali, jeigu nori nesimokyti, bet tokiu atveju tu nežaisi, tiesiog sėdėsi ant sofos. Ja, ir tai vaiką labai greitai priverčia persigalvoti, jam tai yra didžiausia kankinė tenais. Ir tada vaikas sieja užduoties padarymą su tuo, kad jisai galės eiti žaisti. Reiškia, jisai stengiasi padaryti tą užduotį, nes supranta tai kaip kelią į laimę. Tuo tarpu, jeigu mes tik tai ant vaiko rėkiame, tada apskritai tas rėkimas numuša vaiko savivertę. Čia kaip ir suaugusiems. Jeigu ant mūsų rėkauja, mes suprantame, kad esame kažkokie tai neadekvatus, blogi. O visur, kur mes save suvokiame, kad neišmanome, mums nesiseka ir taip toliau, tos veiklos mes turime polinkį vengti. Tai ką pasiekia tėvai savo rėkimu, jie vaikui suformuoja kompleksą, kad mokslams esu negabus, man čia nieko neišeina ir tada vaikas stengiasi kuo toliau pabėgti nuo mokslų, kaip jau minėjau, į žaidimus. Ir tada tėvai mato, kad vaikas žaidžia, ateina už rinką, vaikas tuo metu vaidina, kad jisai mokosi, kai tėvai nemato, jisai vėl grįžta prie žaidimų.